pats toks man artimiausias ir žinomiausias gabalas tai yra Time to Say Goodbye. Tai nebus vien tik tai, kad atsistoji prie orkestro padainuoji, ne, tai bus šou, nuo operinio dainavimo kažkiek tai atitolstam. Mūsų scena bus apvali, jau savotiškas toksai mėnulio ir glamūro elementas. Pabandysime pagdailinti, pašviesinti, paegzotinti šitą erdvę labai ryškiais kostiumais, projekcija ir šviesomis. Aš manau, kad Saros Brightman dainos, kurias dainuoja visų pirma mūsų teatro solistės, skamba visiškai kitaip, todėl kad du puikūs balsai, Beata Ignatavičiūtė ir Rita Petrauskaitė, visiškai kitaip interpretuoja, nors ir atrodo atpažįstamas melodijas. Jie galbūt klausosi lengvai, bet surasti savyje ir savo balse kiekvieną kūrinį ir pateikti taip, kad jisai skambėtų lengvai, įtaigiai ir svariai tuo pačiu yra labai didelė užduotis ir mes kaitinam savo smegenis. Mes bandome pajusti tokią nesvarumo būseną, nes kaip ir tai Alla Luna, tai yra kaip ir truputėlį alegorija į tai, kaip vis dėlto yra mėnulyje. Koks lengvas vaikščiojimas, koks lengvas plaukimas. 18 šokėjų. Tokiai scenai scena yra ovali, tai reiškia žiūrovai ją vėl matys visai kitaip, bet nepagalvokite. Tikrai leis ir šoniniam žiūrovams nusipirkus bilietus pamatyti iš priekio. Atėję į šią apleistą, kažkiek veikiančią, kažkiek rūdyjančią, kažkiek gergžiančią erdvę, joje pažadinamas tas jos romantizmas, kada jinai tik gyvavo. Aš manau, kad čia po ją vyravo daug meilės istorijų, daug nuotykių, daug gražių ryškių spalvų, atsitikimų. Tai šis koncertas, šis šou, jisai turės irgi istoriją. Tai aš labai kviečiu visus išgirsti, kaip čia Elinge tai viskas skambėtų, nes pakėlus akis į dangų, tu matai praskrendančias žuvėdras, kurios tiesiog mėlynam danguje ir tarp visų šitų sijų, fermų, tai nuneša kažkur tai.